Sveiki, gerbimieji. Dabar truputį noriu pakalbėti apie vieną tokią temą, apie šilumos siurblį arba kondicionierių aptarnavimą. Kaip mes žinom, kad kiekvieną įrangą galim spręsti pagal automobilius, nors jis ir važiuoja, kad ir viskas gerai, bet visi arba dauguma, kaip sakoma, žino, kad reikia daryti aptarnavimą, techninį aptarnavimą. Ta prasme, kada reikalingų intervalų pakeisti tepalus, pakeisti filtrus, ten dirželis ir viską kitą, kad automobilis galėtų tarnauti ir dirbti toliau ir nesugestų. Tai kad šilumos siurbliai ir kondicionieriai irgi kaip kažkokia kita įranga, kaip prietaisas kažkoks, irgi reikalauja aptarnavimo. Kokio aptarnavimus reikalauja? Jis nereikalauja labai daug dėmesio, labai daug, kaip sakoma, kažkokių pastangų, kad jį aptarnauti, kad jis normaliai dirbtų. Bet reikia porą dalykų tokį tikrai žinoti. Aš visada sakau savo meistrams, kad kada montuoja šilumos siurblį arba kondicionierių pas mūsų klientus, visada parodyti, paaiškinti, pasakyti, kad reikia padaryti tokios aptarnavimą, tokių intervalų, kad jis viskas ir ant ko atkreipti dėmesį. Bet, aišku, žmogaus faktorius yra toks, kad žmonės kartais nelabai suprato arba, sakysim, suprato, bet pamiršo tai padaryti ir dažnai gana ateina tokie skambučiai, kada žmonės sako, kad yra tokia problema ir problema atsirado grinai tik dėl to, kad jis nebuvo laiku aptarnautas tas kondicionierius arba šilumos siurblys oras principu, dabar mes apie tai kalbam. Ja? Taip, aišku, rašoma yra instrukcijose, bet kažkas žmogus gali būti per kažkokią laikotarpį pamiršo arba kažkur tai padėjo tą instrukciją papirinė, kaip sakoma, kuria buvo pridėta prie tos įrangos. Kažkur tai padėjo, pamiršo, kur padėjo, dabar neatsimena, kaip ką ten pažiūrėti, kaip ką. Tai šitos, kaip sakoma, video bus būtent prisiminimas apie tai, kad įranga tokia kaip kondicionierius arba šilumos siurblys oras tipo reikia aptarnauti kaip ir kitą įrangą. Kokiegi aptarnavimus reikalauja? Ir dėl instrukcijos. Ja? Dėl instrukcijos aš noriu pasakyti, kad mes įdėjom tokias pastangos, kad prie kiekvieno produkto mūsų internetinėje parduotuvėje komfortobustas.lt, nuoroda mūsų elektroninės parduotuvės bus apačioje po video. Ir noriu priminti, mes prekiaujam, montuojam įvairių gamintojų šilumos siurbliai, kondicionieriai ir oras tipo šilumos siurbliai ir oras vanduo tipo siurbliai, tai ir rekuperatoriai, vis tokios komplektuojančios medžiagos. Jūs galite įsigyti pas mus ir pas mus geros kainos, geras aptarnavimas. Ir grįžtam prie aptarnavimo. Tai prie kiekvieno mūsų produktų, ypač kondicionierių iš šilumos siurblių oras tipo arba kondicionierių, tai yra įdėta instrukcija. Jūs įeinate mūsų produktą, mūsų internetinį parduotuvėje ir prie šio, sakysim, gaminio yra įdėta instrukcija, kur paspaudžius nuorodą, jūs galite atsiųsti šią instrukciją pas save ir paskaityti ją. Ten bus ir apie aptarnavimą, ir apie taip, kaip, sakysim, valdyti, nes būna žmonės irgi pamiršta, kaip pajungti kažkokią vieną arba kitą funkciją. Ir irgi skambino, sako, oi, pamiršau, kaip čia pajunginėti, senai jau nepajunginėjau, kažką noriu nustatyti. Tai yra instrukcija, jūs galit ją atsiųsti ir susipažinti. Ten viskas, kaip sakoma, normaliai viskas surašyta. Tai dabar grįžtam prie aptarnavimo. Tai kiekvienas, kaip dirba šilumos siurblys, kokio principu, maždaug aš trumpai pilnai nešnekėsiu, kaip sakoma, neužimsiu labai daug laiko. Tai mes dabar, mums svarbiausia yra vidinis blokas, kuris yra viduje, kadangi šilumos siurblys oras arba kondicionierius turi du blokus. Vienas yra lauke stovi, kitas yra viduje. Tai lauke, kur stovi, ten, kaip sakoma, pajungta tokia funkcija, kad ventiliatorius suka į vieną pusę, po to kitas pusę ir jeigu ten kažkokios šiukšlės pateka viduje įrangas, tai jis išpučiama yra. Tai kažkur tai tas išorinis blokas daug bėdų kažkokių mums neatneša. Bet svarbu žiūrėti vidinį bloką, kurį yra patalpoje, kuris kaba pas mus ant sienos. Ir pagrindę reikia žiūrėti jo filtrus.
Kam reikalingi filtrai? Filtrai reikalingi tam, kad ventiliatorius, kada suka, jis, ta prasme, įsisiurbia orą iš kambario ir po to praeina tas oro srovė per šilumakaitį. Šilumokaitis atiduoda arba šalčią, arba karštą, kaip sakoma, srovė tą daro. Ir tada tas jau arba šalta, arba karšta srovė įeina į mūsų kambarį. Tai kada įsiurbia kondicionierius iš kambario orą, aišku, tas oras visada būna kažkiek turi dulkių. Nes mūsų ore vis tiek, kaip mes, kaip sakoma, nevalytum, bet vis tiek atsiranda tų dulkių. Ja? Ir kada jisai ištraukia dulkių, tam, kad tas šilumokaitis neužsikimštų tom dulkiam, kad jisai efektyviai veiktų, efektyviai galėtų atiduoti tą, kaip sakoma, karštą orą, temperatūrą savo didesnė, tai tam oro, kaip sakom, tai oro sroviai. Tai tam, kad jis neužsikimštų, yra filtrai stovi. Filtrus nereikia papildomai kažkokius pirkti, ieškoti jo. Jie daugkartiniai filtrai, jie dažniausiai daroma iš tokio plastiko ir instrukcijai būna dažniausiai parašyta, kaip ten labai paprasta, nereikia kažkokį įrankį turėti, ten atsuktuvų, dar kažką, tai labai paprasta atidaroma priekinė tokia, kaip sakoma, tos įrangos durelės į viršų. Ištraukiamas dažniausiai būna 2 filtrai, bet aišku, gamintojai skirtingai būna, skirtingas būna, kaip sakoma, konstrukcijas. Tai dėl to aš nenoriu tam įrodyti, kadangi jūs sakysit pas mane kitas kondicionierius, kita gamintoja tam truputį kitaip padaryta, viskas gali būti, bet principas maždaug plius minus panašus yra. Tai jūs ištraukit tą filtrą ir jeigu turi dulkių siurblį, nuimate iš to dulkių siurblį tą šepetuką, lieka tai vamzdis tas lieka ir su to vamzdžialiu, ta prasme, įsiurbėt nuo to filtro, iš paviršiaus to filtro dulkės. Jis puikiai matosi, kada tas durelis viršutinis atidaro, tai jis matosi, kada užsikimšęs, ar jis gražiai atrodo tas filtras, ar ant jų yra labai daug dulkių. Tai kada yra daug dulkių, reikia ištraukti, prasiurbliuoti, išsiurbliuoti tos dulkės, vėl įdėti tą plastikinį filtrą atgal ir uždaryti tos durelis ir toliau naudotis tą įrangą. Jeigu pas jūs, sakysim, to neturi šiuo metu arba po ranką, kaip sakoma, dulkių siurblio, tai ne bėda, galima pakišti po oro srovė šiltą tą filtrą, pravalyti jį ir po to išdžiovinti. Jis greitai išdžiūna, šiaip tai kaip problema nėra plastikas. Ir vėl pastatyti atgal švarą filtrą ir vėl naudotis. Kaip dažnai reikia daryti tą procedūrą? Aš pasakysiu jums, žiūrint, kaip jūs naudojatės tą šilumos siurblį, ant kiek tas ventiliatorius pastoviai dirba, koks kiekį dulkių yra pas jūs patalpoje. Tai reikia kažkaip tai stebėti, dažniausiai būna, sakau, pastebėti, reikia atidaryti durelis kartą nuo kartą, pažiūrėti, ar tam užsikimšta, matosi dulkių, nėra dulkių. Tai plius minus aš tai rekomenduočiau kas 2 mėnesius patikrinti, pažiūrėti ir, kaip sakoma, tai nėra labai didelė problema. Čia užims jums kokias tam 5 minutės, maksimum 10 minučių dėmesio ir toliau viskas veiks. Ką gali atsitikti, jeigu jūs nevalysit? Tai galiu pasakyti, kad dažniau būtent dėl to skambina žmonės, sako, kad sugedo šilumos siurblys, neveikia. Vidiniam blokė ant skydelio dega kažkoks numeris, čia yra klaidos numeris, ta prasme kažkokia klaida ir nepasileidžia. Kame problema būna, sakysim, jeigu jūs naudosit kaip šilumos siurblį, ta prasme, šildysit patalpą, į pas jūs užsikimša tas filtras, tai karštą tą temperatūrą, kuris freonas duoda į šilumokaitį, ta temperatūra niekur neina, jie lieka, kaip sakoma, šilumokaitį, kadangi ventiliatorius negali duoti oro srovė ant to šilumokaičio ir ją nuvisinti, dėl to, kad užsikimšęs yra filtrai, tas oras nepraeina. Ir pradeda kaisti kompresorius, kuris yra laukiniam blokė. Kompresorius yra viena iš pačių brangiausių dalių kondicionierius, tai kad dauguma sąžiningų, kaip sakoma, gamintojas padaro bloką. Kada temperatūra to kompresorius labai kyla, tai suveikia automatika, jis atsijunginėja ir meta klaidą, kad jis kaista kompresorius. Tai pagal tą klaidą visą pirmą reikia žiūrėti į būtent filtrus. Filtrai užsikimšus ir kada žmonės skambina, sako, pas mane sugedo šitas kondicionierius, šilumos siurblys, oras neveikia, kažką reikia padaryti, dega klaida, aš paprašiau, pasakykite, kokia jums klaida.
rašo, tada pažiūriu pagal katalogus, kadangi kiekvienas gamintojas turi tokį savo katalogą, kur nurodytas kokia būtent klaida, kokią gydimą nurodo, ar kažkokį ten, kas atitinka su jo. Pagal tą kodą galima kažką tai suprasti, kas yra. Tai vat, žmonės sako, kad tokia klaida, aš žiūriu, matau, kad keista kompresoris ir tada iškart sakau, jūs filtrus labai senai valyt, tai dažnai labai sako, kad jau pamiršau, kada valiau filtrus ir apie visą šitą irgi pamiršau. Tai kad gerai, aišku, kad yra tokia automatika ir tikėkime, kad tai suveiks, nesuges tas kompresorius. Tai kad nepamirškit pravalyti tos filtrus, čia labai svarbu, labai gerai, kad, kaip sakoma, gerai naudotis ir toliau įrangą ir įranga tarnautų jums ilgiau ir efektyviau. Taip, kitas dalykas dar, išskyrus tos filtrus, jeigu jūs, sakysim, ypač kada naudojatės kondicionierių, ta prasme vėsinat orą, tai, sakysim, koks principas yra šaltas, kaip sakoma, tas šilumokaitis yra labai šaltas, paduodamas siurbitas kondicionierius karštą orą iš jūsų patalpos ir ant tos šilumokaičio atsiranda kondensatas, fizinis dėsnis. Ja? Tai kondensatas atsiranda ir kada jūs, sakysim, panaudojat, išjungiat, tai ten, kur drėgna, sakysim, tai tam dažniausiai atsiranda visokie mikroorganizmai. Ja? Tai čia bakterijos visokios, pelėsiai, grybeliai. Tai jie ir kai kurie žmonės sako, taigi tam būna to karšto, to šalta, bet jie tokia, kaip sakoma, fauna, flora yra taip, kad net bakterijos ir grybelis gyvena ir Antarktidoje, ir dykumoje, ta prasme jų galima aptikti visur. Tai kad ir šilumokaitį, kada ypač ten drėgna, tie bakterijos labai gerai dauginasi, labai gerai prisigyvena, ta prasme adaptuojasi prie tos sąlygos. Ir su laiku jie gali kauptis. Tai tada darosi toks apnašas tos šilumokaičio ir aišku, čia blogai ir pačiam šilumokaičiui veikimo principui ir jūsų sveikatai. Kadangi atsiranda skirtingi, ta prasme, ir kvapai, ir tie grybeliai, sporai pradeda, ta prasme, kada išpučia tas kondicionierius skraidyti patalpoje, tai žmonės, ypač kada alergiški žmonės, tai kaip sakoma, daugiau sveikatos to neduoda. Dėl to, kada jūs naudojatės kaip šilumos siurblį, kaip kondicionierių dažnai, arba aplamai kondicionierių tam naudojatės, sakysim, kada vasara atėjo, jūs pastoviai pajungiat, kaip sakoma, ir dažnai naudojatės. Tai aišku, per vieną sezoną tam pas jūs nesusikaups taip labai daug tų bakterijų, tų grybelių, visą kitą, pelėsių, bet jeigu, sakysim, per 2-3 sezonus jau gali tai atsirasti, ypač pirmas, kada jūs valysit filtrus, ištraukinėsit, jūs matysit, ant šilumokaičio tos apnašos yra ir gali būti, kada jūs tik pajunginėjat kondicionierių, ateina kažkoks toks nelabai keistas kvapas. Tai signalas yra taip, kad reikia padaryti valymą ir dezinfikavimą jau ne filtro, o pačio šilumokaičio. Ne visi meistrai, aišku, to daro, kadangi reikia skirtingos tokios įrangos turėti. Visų pirma, tokias parduodamas yra plyvelės, kuris labai gerai apsaugo sieną, apsiklijuoja tą plyvelę aplinkui kondicionierius. Išardomas yra vidinis blokas, korpusas, ta prasme, kad geras būtų priėjimas prie šilumokaičio. Ir tada su specialiu tokiu purškikliu ir specialiu chemija, ji yra apdirbama, apiplaunama, dezinfekuojama tas paviršius šilumokaičio. Tai kad jeigu jūs matot, kada nuiminėjat tos grotelės, matot, kad yra apnašas, toks grybelį, kažkokių spalvų, negražu, matot, kažkokie pašaliniai yra kvapai, kada pajungit kondicionierių, tai tada reikia, aišku, skambinti, ieškoti, kas galės padaryti tą dezinfikavimą ir valymą tos vidinio šilumokaičio. Tai kad pagrindinės tokios priežastys, pagrindinės, kaip sakoma, aptarnavimo šilumos siurblio aerosoras arba kondicionierius aš jums jau pasakiau. Čia, kaip sakoma, pagrindiniai, at ko reikia atkreipti dėmesio. Tikėkime, kad jūs šitą viską supratot ir jeigu pas jūs yra šilumos siurblys arba kondicionierius, jūs tai vykdysit, jūs žiūrėsit, atkreipsit tą dėmesį ir viskas pas jūs bus gerai. Dar noriu priminti, kad mūsų internetinė parduotuvė komfortobustas.lt
teikia tikrai gerios paslaugos, mes ir montavimo darbus atliekam, ir jeigu reikia kažkokį tam garantinio, ta prasme, aptarnavimą, ir galim pas mus registruoti, ir prekiaujam, montuojam įrangą kaip šilumos siurbliai, auras vanduo tipo, kondicionieriai, rekuperatoriai. Pas mus labai platus pasirinkimas, labai geras aptarnavimas, geros kainos. Tai, kad siūlyčiau jums kreiptis. Ir kam patiko, pastatykit laikas, kad labai įdomu, sakysim, sužinoti kažkokius naudingą informaciją arba sužinoti apie kažkokios įrangos naujienos, būtent tarp šilumos siurblių ir kondicionierių. Prašau užsirašyti mūsų kanalą, pastatykit laiką. Jeigu turit kažkokių klausimų, parašykit komentarą ir iki sekančio karto. Iki.